Žodžiu taip, Fergizą paleido iš ligoninės, jis mane pasikvietė, nori, kad aš būčiau atsakingas už visos šitos varkės logistiką. Rytoj ryte Baltarusijos siena kerta fūrą su visų kroviniu. Deimantai. Manukai, 150 kilų. Juodoji rinkoje 1 kilo kaina apie 2 lemus. Man pradeda patikti. Koks planas? Perimam krovinį? Viskas labai paprasta. Vienas krovininis automobilis ir aš su lengvuoju seku. Kaip pats Fergizas pasakė, jokios pompastikos. Labai gerai. Man patinka. Slimui jau paskambinu, jis atvažiuos čia, pakeliui paimsim levį ir viską susitarsim. Tai ką, žmonių nereikia? Užtenka. Klausau, Vladai. Tai sveikas, Fredė. Kaip tu gyvas? Žinai, viskas taip pat. Nieko labai naujo. Kaip tu? Dėkui. Kol kas viskas gerai. Kol kas. Va, sėdim su kolega, kalbamės, planuojam. Tai svarstau, kada mes galėtume pradėti judinti mūsų reikalą, kaip kad planavom. Aha, taip. Planavom. Fredė, betgi tu pats pasiūlei, Tai aš dabar noriu žinoti, kada tu įsivaizduoji viso to pradžią. Nuo ko galima atsispirti. Ką? Žinai, Vladai, aš tau paskambinsiu, kai kažką tikslaus sužinosiu. Dabar, žinai, kai tokia situacija, aš nelabai galiu kalbėti. Negali? Negali, tai negali. Gerai, viso. Gal ir atsikračiau šitos serkės. Ar šitoj varkė aš matyti nenoriu. Ir pinigų atsiginėti aš nesiruošiu. Gal ir teisingai, Fredė. Tai ką? Prie darbo. Ok, tu rūpužė. Kažkas ne taip? Ryškiai ne taip. Pradėjau rangytis kaip koks žaltys. O juk iš pradžių, taigi, pats taip užsivedęs buvo. Tai pasikeitė gal kažkas, būnagi. Tai jau aiškiai, kad pasikeitė. Tikrai? Jaučiu, kad pradėjo sukti. Kažką sukti be mūsų. Sakai? Žinok, 100% garantija. Pažįstu Fredžiuką kaip nuluptą. Nuo jo kalbos manieros galima suprasti, kad jau kažkas vyksta. Bet jis tik įsivaizduoja, kad jis neperskaitomas, kad jo negalima nuspėti. O jis yra aiškus, kaip 3 kapeikos. 3 kapeikos. Man tai įdomu, kas per varkė. Varkė? Jaučiu labai didelę varkė. Jau, seniai begirdėjau tokį Fredžiuką. Senai. Kągi, skanaus. Skanaus.
Nu, kas girdėt? Viskas girdėt. Tai ką nors gero sako? Nu, patikėk. Sako. Būčiau to kitaip neskambinęs. Tai labai tikiuosi, kad nebūtum skambinęs. Tai va. Yra reikalų. Nu, tai klausau dėmiai. Labas. Labas, kaip tu greit. Aš labai atsiprašau, kad taip įžūliai įsibroviau šiandien. Viskas gerai, užeik. Arbatos gersi? Oi, ne, šiandien labai ypatingai skubu. Ypatingai. Oi, labai atsiprašau, kad aš tokių klausimų, žinai, labai bijau telefonu kalbėti. Kažkas atsitiko, kažkas rimto? Na, nieko tokio. Bet neturėčiau aš tau to sakyti ir nežinau, labai esu pasimetus. Tiesiog neturiu daugiau kieno paprašyti. Sakyk, aš padėsiu, kuo galėsiu, sakyk, kas yra. Na, nieko tokio, bet klausyk. Gal tu žinai, iš kur man būtų galima gauti ginklą? Ginklą? Taip. Gal ir galėčiau kažkuo padėti. Rimtai? Negarantuoju, tai va 100%, bet turbūt pabandyčiau padėti tau. Na, o tu neklausi, ką man jo reikia. Čia yra kaip ir ne mano reikalas, tai vienas dalykas, o kitas dalykas kaip ir suprantu, kam tau jis. Bet tu nesmerki manęs, nieko. Ne, aš neturiu teisės tavęs smerkti, bet to turbūt labai norėčiau taip pat kaip tu pasielgti. Bet tu tikriausiai žinai, kad tas ginklas bus reikalingas ne savigynai ir ne lėkščių daužymui. Taip, aš tą puikiai suprantu ir netgi tau pavydžiu. Pavydė? Pavydžiu, taip. Ko tu man gali pavydėti? Pavydžiu drąsos, nes aš ir pati norėčiau kai kam atkeršyti, bet dėja man neužtenka pakankamai drąsos. Nu, tai va. Tokie reikalai. 300 lemų. Eik tu načiart. Koganai su tokiam šaibom tikrai sužvėrės. Taip, suprantai, kiti gal išeitų, žinai, į pensiją, nusipirktų vilų, kažkur pailsėtų. Bet ne šitie. Ne šitie. Tokios babkės, jis įsiautęs. Būtent. Dėl to mums reikia suknyšti šitą varkę. Tai ką mums daryti? Per Gizui pranešti? Variantas. Arba kas? Nu, aš turiu porą idėjų. Mes pasiruošę. Gizai, kelkis. Nekartosiu antrą kartą. Laikas važiuot. Niekur aš nevažiuosiu. Važiuosi, brangusis. Tu važiuosi kaip didelis, nereikėjo prisisprogti prieš svarbius reikalus. Staigiai kelkis.
Ką čia dabar darai? Vandenį geriu. Ar nori tėvai, kad pachmielą Aš padaryčiau? ne apie tai. Gerk tą vandenį. Maukis kelnes greičiau. Gaišinimus. Gerai, nebetvėstų tik tais. Klausyk, brangusis. Tu žinai, tai yra paskutinis kartas, kada aš tave įtraukiu į mūsų reikalus. Ir labai gerai, kad mūsų nuomonė sutampa. Nes kažkaip tai galvojau, kad čia paskutinis kartas, kai tau padedu. Man atrodo, tu daugiau trukdai, negu padedi. Tai gal ir šiandien niekur nevažiuot. Nepagazinsi čia tu manęs. Na, o šiandien kaip tik, brangusis, tu ir važiuosi. Tu turi atsakyti už tai, ką esi pažadėjęs. Gizai, davai rimtai renkis, man labai reikėtų. Tu iš vis nepradėjai gerai. Tai kaip galvoji, Markai, krepšinio rinktinė pateks į olimpiadą? Taigi normalus klausimas. Kiekvienas lietuvis turi turėti nuomonę šito klausimu. O gal, bet kažkaip iš niekur nieko pradėjai šnekėti užsparino, ne? Tai ką tu norėjai, kad aš tau pasiūlyčiau galvą? Sorry, seniai, tu ten buvai ne prie ko. Ten mano ir tėvo reikalai, pats supranti. Bet kas būtų buvęs toj situacijoj, aš būčiau lygiai taip pat elgęsis. Pamirštam šitą, okei? Okei. Tai kaip galvoji, pateks į olimpiadą ar ne? Na, jeigu įvyks ta olimpiada, tai palibom pateks. Молодец, teisingas atsakymas. Labą dieną. Dokumentus parodykit. Tėti, kodėl mes sustojom? Nesijaudink, tuoj dėdė patikrins dokumentus ir važiuosim toliau. Ką vežam? Briliantus. Vekdarys. Gerai, prašom dokumentus. Briliantininkai. Klausau. Supratau. Okei, laukiam. Praėjo sieną. Važiuoja. Netoli jau mūsų. Nu ir labai gerai. Oi, kai paskutiniai varkiai, tai čia net labai gerai. Tu ką rimtai viską rišt nori pašit? O tai kokia prasmė? Dėl papkių? Po šitos varkės man jau iki gyvenimo galo užteks. Bet to, kas čia? Toks mano gyvenimo būdas? Tai aišku, kad ne. Nu jo. Ar aš čia tau durnai aiškinu? Man tu gali iš vis nieko neaiškinti. Žinai, aš ir pats paskutiniu metu nelabai džiaugiuosi, kad čia į visą šitą įsivėliau. O tai ką gero darytume, jeigu ne varkės? Nu, tu žinai, kad aš mediciną studijavau. Nu jo, supratau, kad jie atkučioji. O tai ką, nebaigiai? Nu, nebaigiai, čia nelabai teisingai pasakyta. Tai kas buvo, metei? Nu, metimų to irgi nepavadinčiau. Šiaip vienas geresnių kursų buvo. Taip išėjo, kad... Nu, žodžiu. Dėstytojas nuo manęs į galvą gavo. Ne, nu tu tai moki pasakyti.
Ne aš jam į galvą daviau, bet jis nuo manęs į galvą gavo. Čia svarbus niuansas. Atvaro. Atvažiuoja, jau netoli. Turim. Davai, ruošiamės. Greitai! Iš mašinos! Greitai tik tai! Kas iš mašinos? Mašinos tik tai! Greitai, greitai, nestripčiam! Eini čia! Greitai! Tai iš kur čia tas vaikas? Aš žinau, stok! Rankas, kad mačiai! Nuleis gazą, taigi čia vaikas! Žinos kitą kartą, kaip į varkės tokias vaikus imti! Čia lokams ant emocijų pasiėmė! O tu pasimovai, varyk greičiau mašiną paimti! Stovim tik tai! Kas čia vyksta? Kažiai, ką darot? Šūdas.